Sveiki, šį kartą aptarsime naujos statybos būstus, kuriuos apžiūrėjome su klientais Esteponos centre ir aplink Esteponą. Sveiki. Pradėsime nuo pirmo objekto. Važiavome į Esteponą ir apžiūrinėsim šitą namą. Bet matome Esteponos kalną ir šitas pastatas visas. Tai nueisim pažiūrėti, sakė, prieš 3 metus pastatytas, kuris buvo man realiai vienas iš labiausiai, kurių nepatiko. Kaina 370 000. Aš realiai nelabai supratau, už ką tenais tiek mokėti, nes už 370 mes po to matėme pigesnių, bet tikrai geresnių variantų. Aš kaip pastebėjau, čia yra statoma daugiau ekonominė klasė ir labai yra taupoma ant kokybės. Aš nežinau, kaip taupoma ant pačių medžiagų, bet ant kokybės tai labai taupoma. Ir pati būstų kvadratūra nėra didelė. Tarkim, miegamieji būna tikrai labai mažyčiai, kokie 8 kvadratai. Pavyzdžiui, irgi ten virtuvės langai į kažkokį kiemuką vidinį pastato. Sakykime, tas baseinas irgi jisai aplinkui vien betonas, sienos, viduj jokio jaukumo. Žolė ta pati plastikinė, kas yra labai negerai ir niekad nepatariam kažką netgi ir žmonėm, pavyzdžiui, ar įsirenginėti savom kieme plastikinės žolės, nes vasarą jinai labai įkaista ir tu ten vos gali koją padėti ant jos. Tiesiog karštis garuoja nuo to žolės. Ir taip, tau tas pats kaip nuo betono. Kas yra gerai, aišku, yra šalia mokykla. Pats būstas yra toks irgi, kaip sakėm, niūrokas, be baldų. Balkonas, tai ten tikrai ne terasa, ten yra balkonas, nors jisai įstiklintas, bet į gatvės pusę. Kaip ir minėjau, mažai žalumos, baseinas apsuptas pastato. Kieno langai, pavyzdžiui, kitų būstų, kieno langai irgi į baseino pusę, tai jie ramybės neturės tikrai, nes ten bus ir triukšmo, maudynių. Be abejo, jisai bus parduotas, čia netame klausimas ir žmonės vis tiek pirks, čia irgi netame klausimas. Klausimas yra, kai tu ieškaisi, tu žiūri šiek tiek, kad ir kas tau patinka. Tai nėra pagrindinis akcentas, bet tu į tai vis tiek irgi žiūri, nes tai yra tavo daiktas. Bet čia lokacija yra gera, Esteponos centras, visur galima pėsti pasiekti, tiek parduotuvės, nueiti ir iki jūros pėsti ten galima. Kas yra gerai, aišku, kad nesigirdi triukšmo nuo greitkelio, kurį mes matome čia viršui. Yra parkelis, žalias, tai jeigu pasivaikščioti, praleisti laiką. Ir be abejo, čia yra Estepona. Čia nėra daug ką kalbėti. Matome ir parduotuvės šalia, čia yra Mercadona. Viskas po ranka. Jo, viskas po ranka. Čia netgi yra netoli, yra universitetas Esteponos. Vienas iš žymiausių ir pagrindinių tokių privačių. Čia yra visas studentų miestelis. Tai tie, kas, sakykime, su šeima norėtų gyventi, čia yra viskas pasiekiama. Čia gali praktiškai pėstute vaikščioti po visą miestą. Nes jisai nėra didelis, jis gan mažiukas, tai tu čia gali į tą visą miestelį per valandą ir pereiti. Kas dar iš patogumų yra, sakykime, kas perka tokiuose vietose būstą, tai realiai nelabai tau ir mašina reikalinga po miestą. Aišku, nuvažiuoti iki parduotuvės, maisto nusipirkti yra patogiau su mašina, bet dėl ko aš akcentavau nelabai ir mašina reikalinga, nes yra autobusų stotis. Šitoj vietoj ir jeigu, sakykime, atskrendi į Malagą, tai sėdi į autobusą, tiesioginis reisas su pora stotelių, viena iš jų yra Marbėja ir šitoj vietoje atvažiuoji su autobusu. Ir gali netgi pėstute nukeliauti iki savo buto, iki čia. Tai ar nuomininkam, ar netgi šeimai, tai labai labai tikrai patogu. Tai vienintelį aš matau šitą privalumą. Gyvenant centre. Taip, dabar antras buvo 417 kaina. Lokacija labai panaši, kaip ir to pirmojo. Tai jisai šalia. 2 miegamieji plus parkingas, yra šalia padelio kortai, priklausantis tam kompleksui, ar ne? Aišku, miesto aplinka, vėl kaip minėjau. Aukšti pastatai jaučiasi, čia yra daugiau miesto jausmas. Toks baseinas gan įdomus, toks prailgintas kaip olimpinis takas. Taip, ir dar plus žemutiniai aukštai turi nuosavus baseinėlius. Jo, ten, kur mes filmavome, užkilę į 7 aukštą, matėsi privatus baseinai. Tai kai kurie butai, manau, yra ten verti dėmesio, bet jų ir kaina atitinkamai. Bet tame bute, kur mes buvome, tai kas yra iš neigiamų dalykų, triukšminga terasa, nes jautėsi garsas nuo greitkelio. Ta terasa tiesiai į greitkelį praktiškai. Terasinis balkonas su greitkeliu. Kiekvieną dieną 24 per parą. Jau triukšmas nuo gatvės.
O šitoj vietoj, aišku, čia toks uždengimas plastikinis ir gatvelė. Ir pats pastatas toksai didelis ir griozdiškas. Ir ten mes koridoriais, ten vaikščiom koridoriukais. Ir plus viršutiniame aukšte labai jautėsi skersvėjai. Jeigu kokias duris atidarai, jau kitos trenkėsi, nes skersvėjais. Tai videoje aš, kai vaikščiau apie tai netgi irgi kalbėjau, kad kažkaip architektūriškai nėra išspręstas šitas dalykas protingai, logiškai, nes galėjo, sakykime, vieną pusę uždengti stiklu, ir skersvėjų nebūtų buvę automatiškai. Bet to nepadarė, vėl taupimas, vėl ekonominis variantas. Kas man nepatiko pačiam bute, tai aišku, čia yra smulkmena palyginus, tas virtuvės baldų toks spalvų nesuderinamumas, truputį neskoningai. Pats būstas, jisai, kas yra gerai, jisai įrengtas, paruoštas nuomai. Jo, paruoštas nuomai, tau realiai nieko nebereikia rūpintis. Baldai, minkštas kampas. Čia dvigubas miegamasis su dvigulė lova ir ensvytinė vonia. Tai nusipirki ir iš karto nuomoji arba pats gyveni. Galim pasižiūrėti patį skelbimą. Čia vėlgi nuotraukos sudėtos. Tai iš nuotraukų vėl mes matome gan gražius vaizdus. Butas gražus, apstatytas, viskas atrodo tvarkingai, bet ten vaikštant viduj, kas man truputį irgi nepatiko. Toks kalidoriukas labai mažiukas ir taip viskas kompaktiška, aišku. Aš suprantu, miestas, žinai, taupo vietą, taupo kokybę, taupo pinigus. Tai viskas eina ant labai tokios ekonominės klasės. O iš nuotraukos atrodo gražu. Bet didžiausias minusas tai yra terasa į gatvės pusę ir aišku tas garsas nuo greitkelio pastovus. O ant žemėlapio vėl mes turim čia lygiai toj pačioj vietoj, tik tai šiek tiek aukščiau. Čia visas šitas kompleksas. Ir mes kaip ėjome, mes buvome maždaug, tas butas buvo šitoj vietoj. Koks jausmas tau ten buvo vaikštant? Man tai, sakau, jaukumo jokio ten nebuvo pačiam tam komplekse. Jis toksai įdomus, nesakau, ir baseinas toks gan pailgas, sakykime, kažkokį tokį stilių ten galbūt ir bandė padaryti, bet su tam tikrais tokiais niuansais, kur realiai nepatogu, pavyzdžiui, būtų man gyventi. Vien todėl, kad dėl tų skersvėjų, ypač žiemą jaučiasi, vasarą tai dar, sakykime, gerai. Tai iš tos pusės man šitas nelabai patiko. Plus, aišku, tas greitkelio garsas. Dabar kitas variantas yra... Irgi Steponoje Attica Homes. Taip, yra Stepona. 400 beveik 1000. 2 miegamieji, parkingas, be baldų, neįrengtas, pilnai neįrengtas. Aplinkui vėl vyksta statybos. Koks yra skirtumas, sakykime, kai tu perki naujos statybos būstą. Tai jeigu jisai pilnai užbaigtas, tai viskas kaip ir liuks, nes ten, kur yra statoma fazėmis, tau teks gyventi ir reikia turėti omeny, kad ir nuomoti, jeigu tau teks, jeigu norėsi, tai jau neigiamai veiks nuomininkus, nes nuomininkai tikrai nenori atvažiuoti ir gyventi statybose. Nes ir triukšmas, ir garsas, ir sunkvežimiai važinėja. Paskui mes netgi ten, kur filmavome, girdėjome, kai kalė superforatorium, tokiu traktorium stovėjo ir girdėjosi tas kalimas. Ir ten girdime dar garsus statybinius. Sau nusipirkus gyventi, tu dar gali pakentėti kažkiek, bet įsivaizduok, jeigu tu išnuomoji nuomininkui, tai tu gausi blogą atsiliepimą. Jeigu tu to neparašysi skelbime, kad aplinkui ten kažkokie tokie niuansai, atvažiavęs jisai tą pajaus, ir viskas. Ir tokie niuansai, jie daro įtaką, svarę. Taip, tai aplinkui kol kas statybos, per langus matosi, kas stadiono dalis ir stogelis matėsi su kondicionieriais kito pastato. Tai kas mėgsta futbolą, tai labai puikia lokacija. Ten vaikam, pavyzdžiui, nubėgti kokias treniruotės, nes aš kiek žinau, ten vyksta futbolo treniruotės. Ten anglai atvažiavę čia Ispanijoje, britai, jie pravedinėja treniruotės, jie surenka vaikų, yra Facebook netgi grupė, žaidžia futbolą, treniruotės vyksta. Bet labai patogu, jeigu vaiką vesti kokį futbolo būrelį. Labai jaučiasi vėlgi kokybės trūkumas. Kaip ir minėjau, ekonominė klasė. Dažymo kokybė irgi labai tragiška. Jo, aš matau, tokie visokie šmorai, visokie, gal dar čia perdažys, žinai, nes dar čia užbaiginės, matyt, gal dar čia kokį vieną kartą perės, tikėkimės. O ką tik paklausiau dėl šitų užbaigimų, tai sakė, čia viskas, čia tokia pabaiga apdailos.
Tai netgi ir vonioji plytelės kreivai sujungtos ir silikonas ten belia kaip užvarytas, tikrai tragedija. Kas man dar nepatiko, kad į baseiną mes ėjome per gatvelę, išėjome į gatvelę. Aišku, ten nedaug, bet vis tiek turi išeiti iš laiptinės per gatvelę ir tada vėl įeiti iki tokiais laiptais, žygiuoja į apačią iki baseinų. Nepatogus priėjimas. Jo, labai nepatogus. Tais laiptais lipimas. Aišku, kadangi nauja statyba, automatiškai trūkumas yra žalumos, nes viskas dar šviežiai susodinta. Tai kol sužaliuos dar praeis laiko, iš tikrųjų. Taip. Tankus užstatymas irgi. Tai va tas užstatymo tankumas asmeniškai jisai ne prie širdies, bet iš kitos pusės yra labai patogi lokacija, tai nuomos atžvilgių tai yra viena iš geriausių vietų. Vėl tas pats Stepono centras, viskas ranka pasiekiama. Taip. Gali parodyti. Ir čia mes dabar truputį iš dešinės pusės į kairę Steponos pavažiuojam. Tai ant žemėlapio mes matome, kad čia dar net nesimato tų namų. Bet ten visur aplinkui praktiškai vien stato. Kur tik koks laisvas plotas yra, vien statybos. Ir už tai ir jaučiasi tas toksai užstatymo tankumas. Trūkumas kažkokių žalių zonų, pavyzdžiui, man asmeniškai. Tai va šitoj vietoj tas namas stovi, jau pastatytas, mes po jį ir vaikščiojom. Čia buvo praėjimas per vidurį ir čia mes nusileidom kažkur šitoj vietoj laiptukais ir čia šitoj vietoj buvo baseinas. Tai vienas būstas buvo šitoj vietoj, kitas būstas buvo čia kampinis beveik. Viršutinė terasa. Taip, ir dar vieną būtą čia apžiūrinėjom, šitoj vietoj. Čia dar vienas būtas buvo. Tai visas šitas kompleksas ir mes matėm šitą visą stadioną. Dviračio takai irgi matosi mėlyni. Tai visa infrastruktūra, sakykime, yra išvystyta su dviračio takais. Puiku, ten gali po Steponą pasivažinėti. Kas man, sakykime, daugiau aš galbūt orientuočiausi šitus būstus ir šitą lokaciją, daugiau ne savo, o ant nuomos. Be abejo, kas yra gerai, čia sakau, yra daug mokyklų. Viena iš tų mokyklų yra šitoj vietoj. Čia yra mokykla, čia yra parduotuvė, sporto visas kompleksas. Kas bus, aišku, šitoj vietoje negerai, kai čia prasideda varžybos. Pilna žmonių, triukšmas, ramybės nebus. Tai šitoj vietoje tą reikia turėti omeny. Tas patogumas, jis turi savo ir minusų, be abejo. Parduotuvės yra Lidlas, Mercadona irgi šviežiai naujai pastatyta, Aldi. Tai čia nueiti 15-20 minučių. Ir šitoj vietoje yra kitas kompleksas. Senda. Taip, Senda. Tai dar kalbant apie šitą butą, mes galim pažiūrėti, čia yra jos nuotraukos, ar ne? Taip. Kas man patiko, jisai toks įrengtas, sakykime, aišku, standartiškai, bet gan jaukiai. Jo, nes aš įėjus pastebėjau, kad, pavyzdžiui, yra plytelių vientisumas irgi grindų visur vienodas. Vonia, miegamasis, svetainė, didelesnio gabarito ir čia yra visur realiai tokio pačio gabarito. Vonioje viskas tas pats, skirtingai negu prieš tai buvusiuose būtuose. Tai man tas dalykas iš karto krito į akis ir aš pajaučiau, kad kokybė tikrai didesnė. Šita virtuvė truputį jau padoresnė. Dėl dizaino, aišku, čia dar trūkoma spintelių kokių šitoje vietoje. Čia viskas įrengta, senutė, viskas padaryta, čia išnuomota. Miegamasis pagrindinis, šviestuvas gražus. Ir čia per langą vėl vaizdai tie patys. To virtuvė, sakė, buvo savininko padaryta. Šito būsto minusas tai maža terasa ir kad terasa išeina irgi arčiau tos pagrindinės gatvės ir ten po ją yra į garažą įvažiavimas. Tai toks triukšmas gali būti nuo mašinų, nuo garažo vartų darinėjimo ar panašiai. Bet garažo vartai tenais yra elektriniai, tai jų ten nelabai ir girdėsi. Taip, bet visą laiką mašinos pravažinės, ar ryte, ar vakare, visą laiką tenais. Po tavo terasą. Tai čia yra, kaip pasakyti, kompromisas, žinai, tu gauni už tokią kainą atitinkamą ir produktą. Ką reikia paminėti, kad jisai buvo išnuomotas ilgalaikiai nuomai. Teisingai. Už 1800 per mėnesį. Manau, galima ir daugiau gauti, apie 2000 eurų. Kai apsitvarkys, kai nebebus statybų aplinkui vykstančių. Gali būti. Taip, kad dėl to ar kaina yra mažesnė. Taip. Sekantis buvo šalia, vėl kurį mes matėme, ten, kur daužė įvažiavimą į garažą.
nes padarė kažkokį ten Nelygiai. broką, jo, ir tenais jie taisė tos dalykus. Va, ką tik išbetonavo ir dabar griauna. Kažkokią klaidą padarė. Tai reikia įvažiavimą, jo, gal per stačiai. Nu tai va, tai čia parodo, kad ant kiek visas yra neapgalvota, sakykim, tam tikros detalės, per skubėjimą, per taupimą ir nežinau. Tikrai kompleksus skuba greitai pastatyti, nes turi, tarkim, 2 metus, 2,5 metų ir didžiulį kompleksą pastatyti, tai iš tikrųjų ten kokiu greičiu viską daro, tai Kokybės nereikia tikėtis. kokybė atsiliepia. Ypač čia Ispanija. Nu bet, supranti, tu čia daugiau perki tą, tu vis tiek matai, jeigu ir kokybės tos nėra, tu aukoji kažką dėl kažko. Aš tą matydamas suprantu, kas tai yra nauja statyba, už tai kartais žmonėm ir sakai, tai jūs žiūrit, ko jūs norit, ar to naujo statybos vaizdo ir jausmo, ar jau senesnio, bet išsilaikiusio ir su žinomom problemom. Nes šitose statybose naujose, tu nežinai, kas tavęs laukia po 10 metų. Ten, sakykime, tos garantijos, nu okei, jos yra, bet tos garantijos tokios yra daugiau popierinės, nes daugiau vargo realiai negu išnaudos iš tų garantijų. Nes tu vis tiek, pavyzdžiui, kažką taisys, tai jau tu kentėsi, bus nepatogumų, kad ir taisymo metu bus ir vanduo tau užsuktas, bus ir dar kažkas, ir vėl pastoliai, ir vėl garsai, griovimai. Tai va tokia yra statybų, naujų statybų taisymų kaina, brokų. Taip, kaip vienoje urbanizacijoje matėm, kur kondicionieriai neveikia, tai tuo metu negali naudotis praktiškai. O jeigu tu esi išnuomavęs, tai tu įsivaizduok, kokie tau ateina atsiliepimai neigiami iš va tokių dalykų. Kad kažkas neveikia, galbūt baseinas neveiks, galbūt kondicionieriai neveiks. Dabar šitas, kur šalia buvo, aišku, jisai man šiek tiek yra truputį gražesnis, sakykim, toks išskirtinesnis ir jaučiasi ta kokybė galbūt didesnė va šito varianto, ar ne? Šiaip aš ten kitai klientai buvau filmavus šitą būstą, tu nebuvai, bet aš tikrai mačiau didesnę kokybę ir patys langai, jie tokie sunkus, tos terasinės durys, 2 jau paketų, ne vieno. Nu ten jau daugiau, vadinasi, investavo į pačią kokybę medžiagų. Taip, nes pats kompleksas nėra didelis ir matosi, kad jisai kokybiškiau ir pati apdaila, pavyzdžiui, būsto nebuvo tokių, kad kažkaip šmorais nudažyta arba ten plytelės nelygiai sujungtos vonioj. Dabar taip, iš nuotraukų jisai man irgi toks jau grinai jau modernesnis, gražesnis atrodo. Va, pavyzdžiui, sporto salė. Tu ją realiai matėjai, tą sporto salę? Nerodė? Ne. Bet čia yra vizualizacijos. Čia va tikra nuotrauka. Taip, vonia. Irgi vizulkė. Turbūt. Nu tai ten, kur vizualizacijos, tai ten nieko labai kaip dėmesio. Aišku, tas basiniukas labai mažas, va iš tokių minusiukų šitos urbanizacijos, ar ne? Sakykime, pastatas jisai nėra toks griozdiškas, didelis labai, ar ne? Jis ten netgi ir vietos mažai. Buvo ploto apstatymas. Va virtuvė, nu, sakykime, tvarkinga, ar ne, estetiškai. Nu, čia vizualizacija vėlgi. Taip, jau čia su baldais apstatytas. Bet čia matai netgi virtuvė kažkaip veidrodinis variantas. Nes ten visai kitoje pusėje buvo. Čia net kito būto vizualizacija. Čia planas teisingas įdėtas. Jeigu virtuvė į mano pusę, tai taip. Virtuvė yra... Tai čia yra veidrodinis variantas. Veidrodinis variantas. Kas man patinka naujos statybos, tai kad kai eini į būstą, iškart būna tokia atvira erdvė. Svetainė su virtuvė sujungta. Bet ten aišku irgi jisai be baldų. Vaizdas matosi dalinis į stadioną. Ir į po baseiną. dešinę, o po kairę pastatai visi. Dar aišku statybos va čia yra pastatyti būstai ir ko dar nėra, kas dar bus, tai va šitoje vietoje pastatas, va šičia. Šiuo metu jo nėra, tai vėlgi čia laukia triukšmas ir statybos. Neaišku, kaip kažkur dar kažką sugalvos, galbūt čia dar kokį sugalvos statyti. Jo. Bet įsivaizduoju, va prie šito viso greitkelio garsai. Bet vis tiek investuoja, perka čia Ispanijoje. Tai aš suprantu, kad vis tiek perka, vis tiek investuoja. Dar norėčiau paminėti Senda 2 apie šį variantą, koks minusas. Tai, kad maža urbanizacija ir jie nusprendė neleisti trumpalaikiai nuomai būstų. Trumpalaikės nuomos licenzijos negalima išsiimti, nes bendrija nubalsavo prieš. Tai vadinasi, su šitu trumpalaikės nuomos negalėsim, bet ilgalaikę laisvai gali.
Taip, bet čia netgi galbūt ir kaina įtakoja šito būsto, nes kai aš apžiūrinėjau, jo kaina buvo 390, Taip. o dabar jau nukrito Sumažinta. į 375, tai gali būti dėl tos pačios priežasties, kad nėra turistinės licenzijos ir nėra galimybės nuomoti trumpalaikę nuomą. Tai va, o kokioj stadijoje buvo sužinota, kad nebus nuomos trumpalaikės? Kai jau susiformavo bendryje. Kai susiformavo bendryje. Taip, tai va tai kokia jau- yra žiūrėk rizika. Tu nusipirki naujos statybos, kur dar nėra bendrijos ir paskui bendryje nubalsuoja prieš. Taip, Vadinasi, jie pirko ne investicijai daugiau, o jie pirko savo gyvenimui labiau. taip, Nes jeigu tu pirki investicijai, tu nebalsuosi savo neigiamai labiau. Tu žinai, kad didesnė vertė išlaiko būstas, kai yra trumpalaikė nuoma. taip. Tai čia yra investicijai. Tu pats jame negyvensi. Išnuomosi, gausi pajamas, atsipirks. Ir būsto pačio vertė Tikrai bus laikui didesnė. Bus didesnė. Taip. O jie balsavo prieš trumpalaikės nuomas, vadinasi, jie pirko savo gyventi ir savo, kad būtų ramybė. Taip, bet dar ką pastebėjau, kad tokiuose urbanizacijose dažnai būna antrą kartą balsavimas, pavyzdžiui, po metų ir jie jau nubalsuoja kitaip. Tai gali būti. Nes jie jau pamato, kad galbūt jų būsto vertė krenta, galbūt atsiranda žmonių, kurie vis dėlto nori tą trumpalaikę nuomą išnuomoti ir tada... Keičiasi poreikiai, vienu žodžiu. Taip, su ir laiku. tada vėl balsavimas vyksta ir tada balsuoja už turistinę licenciją. Su laiku pas gyventojus keičiasi poreikiai. Tai čia va tokia ir gaunasi. Tu gali ir tai būti, ir gali ir tai būti. Taip, kad tu nežinai, kuria kryptim pakryps viskas. Kancelada, Islas Bermudas. 3,5 tūkstančių, 2 miegamieji, vėl sandėliukas, standartiškai, parkavimo vieta, 2024 metų statyba. Čia, galima sakyti, šiek tiek jau prabangesnė urbanizacija. Nu, tas ir jaučiasi ten nuvykus. Ypač ta urbanizacija, kuri yra aukščiau, nes ten šiek tiek skiriasi tos urbanizacijos lygis. Tos, kurio žemiau yra galbūt tokio ekonominės klasės, kaip tu sakai, o ten aukštesnės, kur yra per 2 aukštus su didelėmis Prabangesnės. terasomis, yra prabangesnė. Bet jau jų ir kainos yra didesnės, jau ten 600-700 tūkstančių. Tai ant žemėlapio, jeigu pasižiūrėtų tas vietas, mes turime šį čia, ar ne? Tai tu, kai kalbėjai, kad aukštesnės vietos, tai turiu omeny va šitie, ar ne, Taip. visi būstai. Taip. O kodėl jie yra prabangesni? Nu, nes jau jie eina ten per 2 aukštus, stiklinės terasos, turi soliariumus ant viršaus. Ir vaizdai Ir vaizdai geresni į atsiveria, jūrą. Ir kainos nuo maždaug. Jau ten kainos eina, jeigu 3 miegamųjų 600-700 tūkstančių. O mes žiūrėjome va šito žemesniai daly, ar ne? Va čia va žiūrėjom, va šitus Taip. būstus žiūrėjom. Aišku, pastatai visur, sienos, čia tas pats žaidimų plotelis ir turime va tokį vaizdą. Čia jau yra plantacijų šiek tiek ir žaluma, laukai. O šiandien variškesnė diena, tai jau kalnas gražesnis, be debesų. Ir tik tais, va čia aišku vėl nesimato nuotraukos, nes čia yra dar senos nuotraukos Google'ės. Ir va šitoj vietoj buvo baseinas. Ir mes apžiūrinėjome va šitą būstą. Čia mes buvom. Tai jau čia antras variantas buvo. Taip. Ir sakė, irgi kai kalbėjome, kad pastatas iškils va šitoj vietoj vėlgi. Ten to dabar nesimatė, čia žalia zona, bet čia yra labai potenciali vieta naujam pastatui iškilti. Tik tai sakė, kad ten stovės namai naujai atseit. Aš spėju ir va šitoje vietoje gali irgi būti pastatytas pastatas, nes čia yra visur statoma viskas. Čia visur va irgi va laisvos zonos. Čia statyba, čia statybai. Visur, kur yra galimybė, ten ir iškils pastatas. Tai va dabar irgi ant žemėlapio parodysiu dėl to privažiavimo. Jis ten toks pramoninis gaunasi, nes matosi, va, kad šitoj vietoje yra vandens valymo įrenginiai. Čia. Ir mes va, pro šitą vietą pravažinėdavom ir čia atvažiuodavom. Bet yra galimybė nebūtinai per čia važiuoti. Nes aš mačiau irgi va galimas kelias va per šitą vietą. Čia ir čia va tiesiai. Tai tau nereikės pro šitą pusę važinėti, ar ne, daug pasukėlių. O va šitą pusę, čia išvažiuoji, patogiai per žiedą, kur tau reikia ir tą pusę, pravažiuoji, jeigu reikia ir tą pusę. Tau žymiai patogiau. Nežinau šito pravažiavimo. Nu tai va, o čia visas šitas yra. Ir kas dar man patiko šitom komplekse, kad čia yra restoranas ir sporto kompleksas. Spa, džimas, La Familia restoranas.
Atvažiavam čia dabar į kitą vietą. Sakė, čia yra restoranas. Ir čia galima už papildomą mokestį eiti į baseinus, sporto salę. Aišku, restoranas yra visiems skirtas, bet čia yra tokia galimybė šito mikro miestelio kancelada. Tai užeisim pasižiūrėti, kaip atrodo baseinai. Super, matai. Viskas ok. La Familia. Uždaryta, neveikia. Nu jau, tai viskas tvarkoja. Čia įėjimas prie šitas durys, aišku, bet užrakinta. Ir jisai gan neblogi atsiliepimai. Bet čia šitų spa gali naudotis tik tai aplinkinių tų urbanizacijų Šitos gyventojų. urbanizacijos taip, gyventojai gali naudotis. Be abejo, tu restoraną gali eiti ir Šiaip, nebūtina jo ten būti gyventojų, bet džimas, aš nežinau, ar tu ten galbūt gali ir išsipirkti vietą, gal tau brangiau tik kainuos. Šito dalyko nesigilinomės ant tiek. Tik tai esmė ta, kad va šitiem komplekse yra tokia galimybė. Patogiai nuvykti, netgi ir pėstute galėtų čia nueiti. Čia toks gaunasi kaip mikro miestelis. Čia, šitie netgi, čia irgi va milijoninės vilos stovi. Jos tikrai matėsi, aš kai filmavau, leidausi laiptukais ir matėsi va šitos visos vilos pastatytos. Aš nežinau, ar čia priklauso būtent tam visam kompleksui, bet esmė ta, kad aš žiūriu labiau į kokios galimybės yra gyvenant čia nusipirkus. Ir kokios yra potencialios nuomos kainos šitoje urbanizacijoje. Ilgalaikės nuomos? Tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės. Tai ilgalaikė nuoma eina jau nuo 2500 kaip minimum. Airbnb žiūrėjom, tai 2700, 3000 eina kaina. O trumpalaikė nuoma tai nuo 200 eurų už naktį. Trumpalaikė. Tai sezono metu. Sezono metu tie prabangesni už 300 eurų už naktį. Ok, tai va, tai maždaug tokias kainos. Aišku, šitas būtas buvo be baldų, tai dar nusipirkus reikia turėti omeny, kad teks pirkti. Taip, teks pirkti baldus. Kas man irgi, pavyzdžiui, palieka tokį, sakykime, neigiamą įspūdį. Įeini būtą, pastatytas, įrengtas, ledai net nesudėti. Aš nesuprantu, kodėl. Tokia atrodo smulkmena galėtų Tokia smulkmena pasirūpinti. Ir jinai neužbaigta. Vaizdai į laukus, su truputį ten plantacijų matėsi, truputį sandėlys viena kitoje vietoje, horizonte matėsi toli statybos, bet čia įtakos nedaro, nes net tų garsų negirdėsi. Ir po kairę šiek tiek jūros gabaliukas, nedidelis. Matėsi. Bet kas gerai, kad nėra, pavyzdžiui, priešais iškart pastato, nes tikrai esam variantų žiūrėję, kur ateini į butą ir iš vis jokio vaizdo nėra, tik tai kito pastato siena. Tai vieną butą žiūrėjome, taip nebuvo, o kitą žiūrėjome prie baseino arčiau, jau buvo pastatas. Pastatas po dešinę matėsi, o po kairę baseinas. Taip, ir tas butas netgi brangesnis buvo. Bet dar jis iki šiol pardavinėjamas, ne? Taip. Tai gali parodyti skelbime. Po dešinę pastatas, po kairę baseinas. 3,55. Pailgesnė svetainė ir mažiau vietos. Vėl be baldų. Čia yra kitas ir jo kaina. Panašus jau su baldais. 3,75. 3,75. Tai sakyčiau, dar kainos irgi yra neblogos. Kas dar apie šitas būstą, aš ką panorėjau paminėti. Baseinas su natūralia žole. Tas yra labai gerai. Čia jau nepataupė ant plastiko, o įrengė natūralią žolę. Dabar kitas yra variantas, jis yra šiek tiek žemiau. Čia vienas iš pigiausių variantų buvo šitojo statybos. Vėlgi, toj pačioj urbanį komplekse, mikromiestuke, būtent šitas kompleksiukas, šitoj vietoj vaikščiojom ir aš čia filmavau. Šitą mokyklą buvau nufilmavęs, čia ta apsauga, kur stovėjo, čia garažas, kur tas buvo kito pastato. O čia pagrindinis įėjimas šitoj vietoj. Per tuos vartelius ir įėjom. Apsauga yra, aišku, ir statybos šalia. O čia mokykla, aukštoji. Ir mes čia įėję, kažkuris iš šitų kiemų buvo į statybas. O statybos šitoj vietoje vyko. Čia ant žemėlapio nesimato, nes čia senos Google nuotraukos. Ir tam kieme vėl, tu nusipirkęs, tu truputį pakinti. Man didžiausias minusas tai ta terasa į gatvę ir būtent į statybas, nes tau vaizdo jokio nėra, net žalumos. Taip. Į pastatus ir į gatvę. Tai nebus ten ramybės, vis tiek pravažiuoja mašinos. Tai jeigu taip renkantis, prioritetus dėliojas, tai tada geriau šitoj pirkti, negu šitoj pirkti. Nes čia bent jau matai kažkokį vaizdą, kalnus šitoj vietoje viskas, ar ne? Čia pas tai visas atsiveria vaizdas.
Čia jau tavo pastato siena ir viskas, ir tavo viskas užblokuota. Čia, šitoje vietoje. Tai tie būtai ten tikrai pigesni, paleisti 330 000. Va, skelbime yra va šitas būtas, va, čia yra ta terasa. Tai matai, kaip gražiai nufotografuota iš anos nuotraukos, pažiūrėk, atrodo žalia, didelė terasa. Nu, taip, bet okei, bet jie neslėpia. Kiemukas labai nedidelis. Jie neslėpia, jis tas statybos mato. Taip, bet nesimato, kad čia gatvė, pravažiuojam čia. Gatvės nesimato, be abejo. O čia mes turime va tas statybos, bet va tokie slenkščiai, tai yra, nu man yra nesuprantami dalykai. Kodėl, kam to reikia šitie koją kelt. Nu va, dabar tai triukšmas vyksta, statybos vyksta triukšmas. Ir čia tokia jau nebus rami vieta, nes pagrindinė gatvė. Aišku, tos statybos baigsis, bet kol kas tokie vaizdai. Baseinas man buvo daug gražesnis negu pats būtas. Čia baseino visą zoną. Baseinas gražesnis negu pats būstas, tai sakyt, šita vieta daug fainesnė. Nu, man irgi patiko ta zona, baseino zona. Kas man nepatiko, va pastatai tokie nežinau, be kažkokio akcento. Tokie labai paprasti, šalti ir nėra to tokio ispaniško jausmo. Pati urbanizacija tokia gan mažytė, tai va tik tai tiek. Tai iš tų pliusų yra va kiemas nuosavas, baseinas gan jaukus, šalia mokykla. Kaina 330, tai daug mažesnė. Manau, dar galima ten ir nemažai nusidėrėti, nes ilgai pardavinėjami tie būstai. Dabar vėl kitas yra būtas, jau būstas, bet jis yra, va, parodysiu kitą lokaciją. Kancelada, bet šiek tiek toliau. Jis arčiau Esteponos, va čia. Kas klientas, žinau, labai nustebino, kai pamatė cerkvę. Sako, o, nesitikėjau. Tai va šitoje vietoje, čia va šitą mes matėm irgi video, va šitą cerkvę. Atvažiavome į naują vietą ir va mes ten matome, va ir cerkvė yra, panašu, kad... Tai mūsų irgi pasitiko, man atrodo, Rusija pasitiko jo mergina ir mes va šitoj vietoj, čia pro vartelius įėjome ir keliavome pro šitus baseinus. Čia buvo irgi va šitam visam komplekse, kas man šitoj vietoj irgi va padarė tokį patį, patvirtina tą kokybę. Matėm iš video, kaip lubos išgręžtos, išpjaustyti tokie plokštės, kad priėjimas būtų. Tvarkė, ką ten sakė? Kondicionierius tvarkė. Tai vėlgi parodo va, nauja statyba ir vyksta remontai. Ir tie remontai automatiškai tau suteikia nepatogumo. Ir jeigu tu dar kaip pats gyveni, nu tai dar sakykim ten sukandė dantis ir gyveni. Bet jeigu tu nuomoji, tai vėl tau gali eiti neigiami atsiliepimai. Ta pati problema kondicionieriaus buvo ir bute, nes kažkas buvo pabėgę ten lubose, tik tu nenufilmavai. Jo, aš tik tai neužfiksavau to dalyko, o ten buvo gal kažkokia irgi rimta problema. Nes ir durys buvo išpūstos. Jo, ten buvo papūsta, sienos tokios matėsi, kad kažkas buvo įvykę, ten truputį gal taisyta, bandyta užmaskuoti, bet realiai nieks nepaslėpta, tas yra gerai, nes tu pamatai, kad problema kažkokia. Tik aš nežinau, ar ją sutvarkė ar ne, to mes nesigilinom, nes nelabai ir patiko šitas variantas, nors man asmeniškai visai nieko. Man pati urbanizacija patiko. Taip, man patiko tokia visai jauki ir daug žalumos labai prisodinta, baseino erdvė faina. Ir kad mažaaukštė statyba. Ten gal 3 stilius žemaukščiai pastatai. Taip. Coworking patalpa yra. Bendro. Jo, tai tu gali nueiti tenai, sakykime, padirbėti ne namie, gal vaikai tau trukdo namie, arba žmona verda pietus, tai tu ten gali nueiti savo ramiai padirbėti. Vaikų baseinai buvo. Suaugusių keli baseinai, šalia buvo privati mokykla, irgi matėm, nufilmavom. Būtas modernus, gražus, trūkumas buvo truputį dekorų, tai čia ne problema. Su baldais, tai viskas paruošta, liuks. Vaizdai aišku į kiemus, bet pastatai... Didelė terasa. Taip, bet pastatai modernus, tai pakankamai gražu buvo žiūrėti gražius pastatus. Terasa didelė ir ta problema, kaip tu minėjai, vonioje. Tai va, tai čia šito būsto tokie reikalai, o pats skelbimas, jisai yra... Ten buvo tokios oranžinės užuolaidos, ne? Jo, nes jau parduotas. Tas yra parduotas, tai aš čia tik tai įdėjau kitą skelbimą. Vieną iš pigesnių, nes yra kiti jau brangesniai, tai va 439,5. Tai ganėtinai brangus ten variantai, vadinasi, virš 400 000 eina. Tai pigiausias 440, grubiai. Kas dėl lokacijos pačios... Kaip ir minėjau, yra mokykla šitoje vietoje, mes praeidinėdami ją matėm. Ir
mes buvom paskui nuvažiavę žemiau iki restorano. Tai va čia šitoje vietoje va Sonora Beach yra va toks restoranas. Vėlgi neblogi atsiliepimai. O atvažiavom prie pajūrio va pasižiūrėti, tai restoranas čia visai fainas. Ir promenada. Vat galima pasivaikščioti, o ten yra Menara Beach urbanizacija. Be abejo, čia nėra paplūdimio gero. Paplūdimys jisai neskirtas maudymuisi. Bet aplinka tvarkinga, su dviračiais pasivaikšto, važinėja, su gultais. Tikrai maloni, faina vieta. Bet jau pėstute čia nepatogu nueiti nuo to būsto. Čia tik tai su mašina atvažiuoti, pasibūti. Aikštelė irgi aišku nėra didelė, bet mes vietos radom. Sonora. Tai, sakykime, jeigu iš tų išnuomoji, tai, sakykime, vienas iš tokių teigiamų dalykų, kad gali žmogus nuvažiuoti į vietinį restoraniuką, va čia nueiti ar ne. Matomi ir Esteponas ligonė šalia yra. Čia šita vieta yra pakankamai irgi mums gerai žinoma, nes yra netoliese Menara Beach, va šitas kompleksas visas, gan prabangus. Jau kainos virš milijono eina. Taip, taip. O mes esam gyvenę, mes esam nuomavęsi va šitame. Čia va esam gyvenę, šitam komplekse. Tokia judri vieta. Jo, ypač va čia va, kur žmonės gyvena, tai palei pat greitkelį. Yra langai tiesiai. Tai va, tai čia šita vieta tokia. Tai jeigu lyginant šitą vietą su šita, man šita labiau vertingesnė. Nes čia toksai mikro miestukas su savo kompleksu, spa ir panašiai. Čia yra, aišku, irgi savų pliusų. Yra va mokykla šalia. Čia gali prie jūros nuvažiuoti labai greitai, nes labai patogus susisiekimas. Ją pačią nuvažiuoji per šitą veduką, čia išvažiuoji ir čia gali atvažiuoti šitą vietą. Čia ir su dviračiu gali numinti. Ir su dviračiu gali taip numinti. Ir su pasportu. Nuvažiuoti, taip. Dabar man paskutinis Donja Julija. Jis yra jau žemiau Esteponos. Čia yra Estepona ir mes Donja Julija esam daug važinėję, su klientais esam pravažinėję tenais ir mes ją turim va šitoje vietoje. Kas čia yra gerai? Čia yra golfo laukų pilna, tai investuotojai automatiškai golfo mėgėjai čia perka, nes va čia irgi golfo laukai, čia golfo laukai, čia golfo laukai, čia golfo laukai, čia vien golfinai. Ir va šitas klubas va šitoje vietoje. Pats kompleksas stovi va šitoje vietoje. Čia pastatytas naujas. Ir dar stato šalia. Ir čia va stato šalia naują kompleksą. Šalia naujas darželis yra. Šitoje vietoje taip, šitoje vietoje čia pastatytas yra darželis vaikam. Tai irgi gan patogu. Ir va šitoje vietoje tu gali nueiti pėsčias iki jūros. Paplūdimys gan didelis, erdvus, tvarkingas. Kelio maždaug apie 15-20 maks minučių. Tai va, o šitas dabar kompleksas, kas jisai labai man realiai patiko, 2 miegamųjų 385, 3 miegamųjų 435 tūkstančiai. O ta, kur žiem jau parduotas? Aplinka tvarkinga, graži, man tas dalykas labai patiko. Čia jau pasijautė, kad yra aukštesnė klasė. Kokybės atžvilgiu, aš jau pajaučiau šitą dalyką. Ten ekonomija, ką mes matėm, čia jau geriau. Butas su baldais, viskas apstatyta, erdvus, tvarkingas, jaukus, didelė terasa. Vieną tik tai turėjau tokį nuogąstavimą, kad kadangi šalia irgi greitkelis, galvojau, kad ten bus triukšminga. Bet tas triukšmas toksai truputį tik tai toks foninis. Lengvas ir toksai foninis. Yra pastatyta akustinė stiklinė siena. Tai čia jau vystytojai išsprendė tą problemą? Tai taip, bet jie nepataupė ir jie išsprendė šitą problemą. Aišku, ir į kainą tas dalykas atsispindi. Bet šita kaina tikrai verta šitų pinigų. Vaizdas, aišku, į baseiną buvo, tas yra pakankamai gerai, nes priešais tave baseinas, už baseino stiklinė sienutė ir žalia už tos sienutės. Matosi pravažiuojančios tik tai mašinos, bet tas triukšmas tikrai neatbaido. Jo tokio nėra, kokio galvojau, kad bus. Tai va, tai dabar kas liečia patį skelbimą, mes čia matome vėl iš nuotraukų, dar to tokio grožio čia net nesimato. Nes irgi atrodo paprasta viskas va. Bet va tos nuotraukos toks truputį man asmeniškai apgulingas dalykas, nes aš žiūrėdamas į anas nuotraukos, man atrodo tenais gražiau. O nuvažiavus tik nebuvo. Nuvažiavus tu pamatai visus minusus ir visus niuansus, kurie atbaido automatiškai. O va čia atrodo nieko ypatingo ir čia galbūt net nesusižavėtum labai atvažiuoti ir pasižiūrėti, lyginant su tais buvusiais. Aišku, šitas butas toks dabar tamsesnis atrodo kažkodėl. Ten, kur mes vaikščiom, jis buvo žymiai gražiau įrengtas.
Čia yra matai su kiemuku šitas Čia būtas. žemutinis aukštas. Mes buvom tenais antram aukšte vaikščiojom. Tik ne šitos, o kažkur toliau, nes čia yra kraštinis. Taip. Čia yra kraštinis ir matosi po kairę pusę ten gatvė. 435, o dabar žiūrim tą pigesnį. 385. Va, iš karto visai kitas vaizdas. Šviesus, aišku, nuotraukos be abejo pagražintos šiek tiek. Ir šitas būtas toks truputį perkrautas tų dekoracijų, net nėra skoningai įrengtas jisai. Ten, kur pirmai vaikščiojom, man jisai skoningai įrengtas gražiai. Čia yra truputį per daug visokių nesuderintų spalvų ir formų. Bet iš principo jisai tikrai vertas to, ką moki. Kambariai nėra maži, pakankamai tikrai ten erdvus ir svetainė su virtuvė. Miegamieji nesakyčiau, kad dideli. Bet didesni negu ten, kur anksčiau žiūrėjau. Pagrindinis pakankamai jo dydis tvarkoj. Tų kitų miegamųjų šiek tiek mažesni, bet čia yra natūralu. Ir svetainė neankšta. Vat kas dalykas man patiko. Neankšta ir pakankamai, sakykime, šitas vaizdas. Ir liuks. Čia matosi, ta akustinė sinutė čia pastatyta šitoje vietoje. Vienas baseinas, galėjo gal 2 įrengti. Bet čia nedidelė bendrija. Tai gal jie apskaičiuota viską žino. Ir kaip minėjom, yra šitas darželis, čia yra vaikam, ten dar vyksta visokie renginiai. Šitie pastatai dabar šiuo metu yra statomi, čia turėtų būti baseinas, arba čia jis matau šitoje vietoje, nes čia dar jis nepastatytas pilnai, pastatas stovi, bet dar neįrengtas. Tai šitie visi pastatyti. Tai šita vietovė gan rami, nėra tokia triukšminga. Iki Esteponos 10 minučių su mašina. Puikiai vieta, kas nori ramybės. Aptarėm visus variantus, ką dar gali pasakyti, koks įspūdis susidarė. Važinėjant po šitą visą naują statybą, kokį vaizdą pamatė ir kokias išvadas padarė. Tai, kad, pavyzdžiui, jeigu žmonės ketina pirkti iš planų, tai nežinia, kokią kokybę gaus, kai pastatys. Tai nes mes čia apvažinėjom būstus, kurie jau yra pastatyti. O tie, kas pirko iš planų, aišku, jie nusipirko daug pigiau, bet kai kurie būstai, kai kurios urbanizacijos yra su tam tikrom problemom. Tai yra vienas iš tokių galbūt sprendimų tada būtų, pavyzdžiui, man pačiam teko važinėti po tas statybas, dar bestatant, ir aš mačiau, kas kaip yra daromi, maždaug kokie sprendimai atliekami ir kokie brokai išlindinėja po truputį. Tai yra, sakykime, galimybė, pavyzdžiui, nuvažiuoti grinai tą statybą, šiek tiek ten, aišku, tu ten gal pažeidi tenais tas saugumo, ten tos visus taisyklės, nes ten vaikščioti negalima, bet kai savo renkiesi, tai, tu dedi visas pastangas, kad viską sužinoti ir įsiaiškinti, ant kiek tau verta, ant kiek tau ne. Aš asmeniškai visą laiką prieš pirkdamas tikrai aš nuvažiuočiau vietą, nedarbo dieną, sekmadienį, ir aš tenais pasivaikščiočiau netgi aplinkui ir įeičiau į vidų, kad pamatyti tikrai, kas yra kaip ir padaryta. Taip, kokie dar, netgi įsivertinti, galbūt kokie dar šalia projektai numatomi, kokios statybos šalia, ar keliai, kažkokie greitkeliai šalia, įsivertinti pačią lokaciją irgi. Būtina nuvažiuoti į vietą ir pajausti tą visą reikalą pačiam. O pasirinkimo tikrai yra labai daug. Naujos statybos ir nuo 330. Aišku, čia apsižiūrėjom tik tai tokius vienus iš pigesnių variantų. Yra ir aukštesnės klasės naujos statybos būstų, kurių jau vertė yra 600, 700 ir netgi siekiantis 1 milijoną projektai. Tai, ką mes čia pamatėm, tai yra žemiausia klasė iš naujos statybos. Tai mes tą matėm, mes tą pajautėm, aš asmeniškai pajaučiau, kaip taupoma ant medžiagų, kaip taupoma ant kokybės, ant sprendimų. Be abejo, yra ir aukštesnė klasė. Tai sakykime, ta Donja Julija, aš jau pajaučiau tą aukštesnę klasę. Kaina 400 ir aukščiau. Tai lygiai tas pats, bet kodėl jinai tokioje šitoje vietoje, nes čia Donja Julija yra pigesnis truputį žemiau Esteponos. Ir čia automatiškai yra šiek tiek dar pigiau. Čia dar nespėjo kainos pakilti ant tiek, kiek yra virš Esteponos. Taip, tarp Marbėjos ir Esteponos. Ten yra brangesnė ir pati lokacija strategiškai. Tarp Marbėjos ir Esteponos jau tos vietos yra brangesnės. Už tai ten kainos yra didesnės. Ir už tą kainą, kur tu ten nusipirksi žemesnės kokybės, prie Donja Julija šitoje vietoje žemiau Esteponos tu gali nusipirkti aukštesnės kokybės. Tokie projektai jau kyla gan nemažai, bet
ir potencialas čia yra didesnis investicijų atsipirkimo atžvilgių. Tai aš per tą matau dalyką, kodėl kainos toks skirtumas ir kokybių skirtumas pagal vietovės. Ir aš matau, kur yra vertingiau pirkti, o kur tu gali permokėti. Tas permokėjimas irgi, jeigu tu turi iš ko, tu pirkiai tenais, bet tu sumokėsi 30% brangiau. Ten didesnė be abejo yra vertė. Aukštesnės klasės jau būstą tarp Marbėjos ir Steponos jau tada geriau žiūrėti. Virš 500. Virš 500 5, tūkstančių. 6, taip, jau čia yra kaina tokia. Jeigu nori tokią klasę gauti už pigiau, važiuoji žemiau Steponos. Tai pas mane tokia išvada, paprasčiausiai dėl naujų tų statybų. Ką domina nauja statyba, galit kreiptis, pakonsultuosim. Dabar geras laikas yra rezervuotis pokalbiui su mumis, konsultacijom, nes ateis kovas, balandis, tai tikrai atvyksta žmonės jau pirkimui, tai kad susiderintumėm laiką, geriau viską iš anksto susiplanuoti. Registruokitės konsultacijai su mumis, kas planuojat pirkti Ispanijoje. Nelaukit, kainos kyla. Kainos kyla, jo. Tai kol kas tiek ir susimatysim kitose video. Iki. Iki.